Pakalbėkime apie asmeninės ribas. Asmeninės ribos yra kažkas tokio nuostabaus, kažkas tokio, nemoku įvardinti netgi. Nuostabus dalykas toks, taip paprastai kalbant. Nes kai asmeninės ribos tvirtos yra, kai jas išsakai, kai jas išreiški, kai jas nustatai, taip ir atsitinka. Kaip tu nustatai jas, taip ir atsitinka. Pavyzdžiui, kiekviena maža situacija, kasdienybėje gali būti asmeninės ribos, bet daug yra pavyzdžių, bet pavyzdžiui, vienas pavyzdys, jeigu kažkas kažką skriaudžia, jeigu tave skriaudžia kažkas, tai bet kokią formą. Tu paimi, pasakai viską, išsakai, išreiški valią, kaip tu nori, kad būtų, Tu sakai viskas. Ta situacija, jeigu tave kažkas skriaudžia, tai situacijai sakai, ar tam žmogui, ar grupiai kažkai žmonių, ar kažkam tai, ar asmeniai kažkokiam, ar šefui, ar vyrui, ar žmonai, ar vaikams, ar draugams, ar kaimynui, ar šuniui, ar katinui, nesvarbu, iš tikrųjų kam. Tu taip paėmė, atsisėdi ant sofos, ant kėdės, taip ramiai. Sakai, viskas. Su manim taip elgtis nebegalima. Aš nebeleidžiu taip elgtis su manim. Aš draudžiu taip elgtis su manim. Ir paskui iš karto pasakai, aš noriu, kad būtų taip ir taip, Ir viskas. Ir tiesiog po to įvyksta stebuklai. Mes taip esam nuo tų stebuklų atšokę. Taip iš viso nematom stebuklų, Bet jie yra. Tai ir yra stebuklai, kad gyvenimas keičiasi nuo mūsų noro, nuo mūsų ketinimo, nuo mūsų išreikštos valios ir šiuo atveju, asmeninių ribų užsidėjimo, Tai va, jeigu tokia situacija yra, pabandyk. Sakyk, viskas, su manim taip elgtis nebegalima, aš neleidžiu, aš draudžiu. Ir aš paskui iš karto sakyk, aš noriu, kad būtų taip ir taip. Ir gali prasakyti, čia gali prasakyti mintyse savo, gali prasakyti savo kalbant, gali užrašyti visą tai, kur nors į sąsiuvinį, ant lapo, gali sudeginti, ką užrašai. Ir nesvarbu kaip, bet tai veikia, Ir tai po to vyksta stebuklai. Tokie stebuklai ir yra, kad realybė keičiasi nuo mūsų suvokimo, nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų įsitikinimų. Tai va. Dar kažką norėjau pasakyti. Jeigu reikia, vieną dieną pasakyk, paskui kitą dieną, jeigu dar reikia tai situacijai pakeisti, dar kitą dieną, kitą savaitikę, taip. Ir
Ir stebėk situaciją, tavo gyvenimas, tavo realybė, tavo kasdienybė keičiasi. Tai va, labai viskas paprasta. Tik mes turim atsiminti iš tikrųjų, kad taip viskas vyksta. Tai viskas vyksta nuo mūsų noro, nuo mūsų suvokimo. Kas yra kas, žinai. Nes žmogus nustato savo realybę. Kokia jinai bus, žinai. Tai va. Šiandien tiek. Susitiksim rytoj. Iki.